šiandien girdėjome Evangelijos skaitinį apie tai, kaip Kristus pamaitino minią 5000 vyrų ir dar ir moterų ir vaikų ir padaugino duoną. Jeigu atkreipsime dėmesį, Jėzus pasakė savo mokiniams, jūs juos pamaitinkite ir palaimino duoną, sulaužė ir davė pirmiausiai savo mokiniams, ir toliau tie mokiniai perdavė kitiems. Ir tai man primena maldą, kurią kunigas sako prieš perlauždamas Kristaus kūną. Yra pamaldose vieta, kur kunigas iškelia Kristaus kūną, sako šventenybės šventiesiems ir perlaužė Kristaus kūną. Ir tada pirmą priima pats, o paskui dalyjamas yra Kristaus kūnas žmonėms. Toje maldoje prieš perlaužiant Kristaus kūną kunigas sako: Viešpatie Jėzau Kristau, mūsų Dieve, pažvelk nuo savo šventos buveinės ir nuo savo dangaus karalystės šlovės sosto. Ateik ir pašventink mus tu, kuris sėdi danguje su tėvu ir čia neregimai esi. Ir savo galingąją ranką duok mums savo skaičiausiai kūną ir garbingiausiai kraują, o per mus ir visai savo tautai. Štai kunigas prašo, jeigu yra daugiskaita, tai dėl to, kad gali būti daugiau kunigų, daugiau diakonų prie altoriaus, kad Jėzus savo ranką duotų savo komuniją kunigam ir kad kunigai toliau galėtų nunešti tą komuniją Dievo tautai. Jeigu tarnauja vyskupas, tai vyskupas paprastai duoda komuniją kunigams, o kunigai dažnai ir išdalina žmonėms, gali ir pats vyskupas, bet visą tai atkartoja tai, kas vyksta tame stebukle, minios pamaitinime. Lygiai taip pat Jėzus duoda savo mokiniams, o mokiniai išdalina. Jėzus yra tas pradas, kuris pamaitina visus, ta viršūnė, tas šviesos šaltinis, o per savo tarnus jis paskleidžia tą šviesą. Apie tai rašo Dionizijus Areopagietis, būtent rašydamas apie šventąją komuniją, kad štai taip per savo tarnus paskleidžia Dievas savo šviesą. Ir galima būtų ir pratęsti, kad tie žmonės, kurie priima komuniją iš kunigo rankų, jie pašaukti nesustabdyti tos šviesos klaidos, bet ir toliau per save skleisti tą šviesą. Būti tais mokiniais, kurie gavo iš Kristaus duoną ir kuriuos paprašė Jėzus, jūs juos pamaitinkite. Eiti toliau ir dalintis Dievo malonę, eiti toliau ir dalintis Dievo šviesa. Ir tai reiškia ne tik tokį dvasinį pasidalymą, tą malonę pasidalymą, kurią mes gavome, bet tai reiškia labai paprastą fizinį pasidalymą. Jūs juos pamaitinkite. Mes esame pašaukti ne tik tuo dvasiniu maistu dalintis, bet ir dalintis fiziniu maistu, dalintis ir savo duoną, savo drabužiais, savo pajamomis su tais, kas stokoja, su tais, kas yra vargšai, su tais, kas yra nuogi, su tais, kas yra alkstantis, trokštantis ir kitaip stokojantis. Pasninkas kaip niekada yra gera akimirka būtent tam, kad ne tik savo vidinės aistras save pažaboti, bet ir pasidalinti su kitu. Šventas Bazilijus Didysis kalba taip labai radikaliai, labai griežtai, sako, jeigu tu turi spintoje drabužius, kurie kabo ir kurių tu nenešioji, tai tuo tu jau vagi iš to, kuris yra nuogas, iš to, kuris neturi kuo apsirengti. Jeigu tu turi duoną, kuri tiesiog guli ir pelyja ir tu jas nevalgai, tu jau vagi iš to, kuris yra alkanas. Sako, mes visi neigiamai žiūrim į žmogų, kuris atima apsiaustą iš žmogaus ir tas žmogus šąla.
Bet kodėl mes neigiamai nežiūrime žmogų, kuris turi 2 apsiaustus, vienas apsiaustas kaba kabykloje, jo niekas nenešioja, o šalia vaikšto artimas, kuris neturi kuo apsirengti. Tai štai šiandienos Evangelijos skaitinys parodo mums, koks Kristus dosnus, jis ir dvasiškai pamaitino tą minią, ir dvasiškai, galima sakyti, tą savo komuniją išdalino tada. Daug kas iš bažnyčios tėvų sako, kad tai toksai komunijos provaizdis buvo ir komunijos įvykis, tas bendras valgymas su ta minia buvo. Bet taip pat ir ta minia fiziškai alko. Taip pat tai miniai reikėjo fizinės duonos ir žuvies. Ir jis pasakė apaštalams, jūs juos pamaitinkite. Taigi ir mes išgirskime tuos žodžius kaip kvietimą kiekvienam iš mūsų, jūs juos pamaitinkite. Kaip kvietimą viena vertus dalintis dvasiniu penu, o kita vertus dalintis ir fizinėmis gerybėmis. Jėzus mums duoda, Jėzus mus laimina, netgi tos materialios gerybės, kurias mes turime gyvenime, yra visą laiką Dievo dovana. Ir kaip kitoj vietoje Evangelijos sakoma, veltui gavę, veltui duokite. Mes nepamirškime to, ypač šiuo metu, pasninko metu, kad Jėzus mums pavedė pasirūpinti vargšais ir kaip vėlgi kitoje vietoje jis sako, ką padarėte mažiausiam iš savo brolių, tą padarėte man. Amen.